2020 metai Porsche Cayenne yra hybridas. 3 litrų varikliukas, 4 varomi ratai, 80 tūkstančių mylių ir jis vasario 5 bus aukcione. Numatoma kaina apie 29-32 tūkstančiai dolerių. Čia tik nupirkimo draugai kaina, be parvežimų, be aukciono mokesčių ir taip toliau. Tokia tamsiai graži mėlyna spalvikė, labai turi aukštą būklės įvertinimą, bet parodysiu, kokių turi ir kosmetinių pažeidimų. Kaip matot, durys šiek tiek yra pabraižytos priekinės. Toliau pasižiūrim į saloną. Šviesus toks tamsiai rudas salonas, BS aparatūra. Sėdinės, neišsidėtos, būklė patenkinama. Panorama irgi sveika, viskas vietoj. Čia yra mankėjimas sveikų mašinų aukcionas. Tai pabandom užvesti. Mašina užsiveda. Klaidų jokių nemeta. Viskas dirba idealiai. Viskas veikia, juodos lubos, didelė panorama, šildomos šaldomos sėdynės. Nujuodintas visas, matot, chromo nėra. Gražus diskai. Turime irgi klimą. Greičiausiai bus ir šildomos, ir šaldomos sėdynės. Švarus dokumentai. 3 litrų variklis, gražus dvigubas išmetimas. Taip, šitos pusės irgi atrodo viskas neblogai, pabraižymų daug nematau tikrai. Čia priekinės pusės taip pat atrodo viskas neblogai. Tik 80 tūkstančių mylių, tai iš tikrųjų dar labai nedaug nuvažiavęs.